galvoju, kad atėjo laiks dar vienam įrašo blaivybės dienoraščio. Šiandien būtų oi 9 mėnesį žodžiu, 10 menų. Kažkiek dainų, aš nežinau, dabar sunku skaičiuoti. Niekas neprisimenu. Jo, katinoks atsirado. Labai faina viskas. Esu blaivas. Bet aišku, ir labai sunkia. Nes daug ko nesupam, kas vyks su manim. Nejaučiu daug didelės dalies gyvenimų, kuriomis tai gyvenu. Nežinau, kokio tapatybės savo gyvenimą esu laiką, iš kurio laiks ištrūkti, ta prasme. Laiks pradėti naują laiką. Manau, daug kas simboliška, ką pasakyti jam į pagalbą ir ką, pavyzdžiui, tas įrašas staiga to naujo laiko suprasti, kuris neišvengiama nutinka žmogaus gyvenime. Tada suprantu, kad tu kažko negali tęsti ir tu pradėti kažko iš naujo. Tai yra labai svarbu, kas tas jam ir kas ta nauja, dėl mūsų sutarimų daug kas gal keistis, neįprastam supratimui. Kažkas ten gal pasirinkti atsinaujinti ir tai, kas sen ir ką pasakyti, pasilikti sen. O nauja tapti tai, kas nuspręsti tapti nauja. Be abejo, vis su kalėdom šiandien mes pakeisti tokį menininką. Nu, tipo, su vardu. Parodo savo atidarymų kavinėje, susitiksime putėsiam Auginskį restoraną, valgyti aštunkojos. Ir kažkas tokį kažkokio aukštuomenį bus suvarius visi aptutėp. Ir įdomu bus kažką, ten tipo mūsų muziką pristatinės. Pristatys man muziką. Ir mokausi tokių kelionių savo gyvenimą. Gal atsiras tas pasitikėjimas savimi, kad aš iš tikrųjų galiu groti. Ir nuspręsti tai daryti, ką pasakyti, ką priimtam ir normalim sakim žmonėm. Bet mums tas sveikata iš tikrųjų. Bet tai ir sena ir nauja. Aš nenustoju rūpinti savo sveikatą, bet aš nusprendau biškį rūpintis. Paslaptis ir tai, kas niekam nekeičia. Kad jie žmonės kažkom sužino, dėl to neturėtų kas nors pasikeisti. Ir jeigu pasikeitų, tai ir laiko paslaptį apie tai nekalbam. Vienuolika žingsnių sąmoningai siekiame stiprinti ryšį su Dievu, malda ir meditacija. Jo labai mums gyvenime daug padeda AA judėjimas, gal taip reikėtų pasakyti. Iš tikrųjų labai stipria dvasinė organizacija.
dvasiniai dalykai mano gyvenime visada buvo svarbus. Tai gan gera padeda realizuotis, tu prasme. Ir nereiks kuos barzdos gali išsiauginti iš tikrųjų. Jau toks įdomus dalykas taps. Vyrų klubs toks, kur dar ir moterų pasirodo, ta prasme, ir labai įdomu. Kuom, da, malda ir meditacija, nu tai stengiamės melstis. Bet ir stengiamės niekam dėl to netrukdyti savo maldų. Ir laikom tai ir tikrai ką pasakyti, paslapties pagarbo. Aišku, tai neteik komfortabil, kad tu meldies už kaip žmonės. Prašoms, neprašoms, savim rėk, tuo nerėk. Ir žindamas Dievo rolę iš tikrųjų. Tai malonu būt Dievu. Atrodo, kad viską žina, kad viską supranta. Bet kartais taip ne. Sveikiam momentai suprantu, kad opala, o gal aš galiu ir kitaip išmokt mąstyti ir kitaip džiaugtis ir neprisirišti prie vieno kažko filmų. Atsivėrus kanalą, ką pasakyti, išnaudoji, apgauni internetą, telefoną, ką pasakyti ir gali jungtis prie visų kanalų, žmonių sukurtų. Tai vos ne kaip skombinams. Tos smegenys nusijonos, kada buvai pradės gauti vis laik ton eliksyrą, būtų iškrauta, žinai, tam tai, kad tokį gerą išmedituot meditacijas, tik sėdėjimą ir gerėjimą. Tai po to tom išmoks, žinai, blaivybę, ką pasakyti. Medituot jausmą, dėkingom, kad esi blaivus. Ar kažkad buvo gyvs ir vėl nusipelna tapti gyvu. Prisimint daug savo gyvenimą, dar būt gyvam, pagalvoti, oba, kas aš toks, ko aš šitą savo gyvenimą veikiau, ko aš darau, ko aš turėčiau keisti, ko aš turėčiau toliau daryti. Ko dariau ir ko turėčiau daryti. Ir tas gyvenim, kad suprantu, kad ne galbūt labai emocionalu. Nes gali labai nubausti savim patį. Tiesiog nusižudyti, nes pagalvoti, oba, taip geriausia visiems.
bet pagalvoju, oba, žinai, tai yra emocijos, tai nėra vien tik tai kažkoks savas požiūris visko. Pagalvoju, kad gali surinkti tašką, žinai, į kokį nors, pergali sverti jausmą, tai gali suprasti, iš tikrųjų, tam gyvenam, kaip prabudusiam šito matricu. Ir gal gali ir apsėti, kaip Matrix film be visų tų mašinų ir tiesiog suprasti, ką pasakyti, kaip psichinį, pasakykim, reiškinį vienų žmonių mąstymą ir kitų žmonių mąstymą, kaip žmonės išprotėja ir kaip žmonės palaik santykį su Dievu sveikst. Ir tai parodo mūsų tapatinimas. Svarbus klausimus, su kuo mes tapatinamės. Mes tik prieš Dievą gal išmokstam, ką pasakyti, tapatintis su savim pačias gal. Ir netrukdyti kitiems žmonėms gyventi. Ir taip pat pelnyti ramybę. Ir dėl to neturėtų tapti vienišių, vienuolį atsiskyrus negalinčiam žodžiu, vien žodį pasakyti niekam, saugojančiam ir tausojančiam Dievo dovanas ir skiriamus, ką pasakyti, kilniausiam tikslam. Jis tai gal daryti iš tikrųjų. Ir dėl to, ką pasakyti, nebūti kažkokiam be gal jautriam, kad tai negalėtų, ką pasakyti, funkcionuoti šitam socium, tu prasme, tokiam, kokį gauni, koks jau mums nutinka. Sugebėti prisitaikyti ir per visus skaitomus, ką pasakyti, išreikšti kažko iš tikrųjų keitą. Ir tai nebūtina reikšti kažkokias, ką pasakyti, konkurencinga, pavojingas, ką pasakyti, dalykas. Tai galbūt paprasčiausia dėkingoms keitė energiją. Ir žmogus tai, ką pasakyti, stengiasi nepraleisti visko, viskam reikia padėkoti. Kad esam, kad džiaugiamės, kad kažkokiu būdu, žinai, kažkom turėjom suprasti, kažkom prisiminti, kas buvo, ką gėrėm. Susitaikyti, negalėjom kitaip. Bet, tikėjom, žinojom, kad galėjom. Blaivę. Kiekvieną kartą išsiblaivydavom. Kaip turėdavom padaryti taip, kad galėjom blaivę, vėl įjungti. Teisinga vis gerai. Ir jau tos vyro grupsonos taip susimaišęs, tu prasme, taip pavargau, kad supratau, kad man reikia rinkti sveiną dalyką kažkur. Nes toks... Bet aišku, kažkaip turėtas proveržis, vis tiek nuteikti tų grupių formavimas, nors aišku, tai tik tą formalio erdvę. Neformaliai aš palaikau nepriklausomybę visiškai. Formaliai jo, aš dalyvavom kažkur. Да.
Nu, ir rekords, tipo, blaivības, nes čia blaivības dienoraštis. Nu, tur tas pokytis jau būtu. Es daug metu vesku, un ko es darau gan dažnu periodu laiku. Visi geram. Un sunku suvokti, un tāpēc, kad es iš tikrųjų labai daug metų pragėriau. Gal apsaugo niekur nepabėgs. Gal važiuoti aplankyti gal. Man patīk veskas nauja. Vien visiem naujiem žēlu metu. Prasidētu kažkas nauja. Visiem būtu sevi gēri.